Susirinkusieji, bendraminčiai, Ukrainos palaikytojai. Minint trečiasias metinės nuo Rusijos pilno masto karo pradžios, mes susirinkome tam, kad prisimintume nesuskaičiuojamas aukas tos kruvinos agresijos. Susirinkome taip pat tam, kad pagerbtume Ukrainos dvasią ir ryžtą priešintis. Nuo pat vasario 24 dienos Ukrainos kariuomenė, teritoriniai būriai, paprasti gyventojai, net vaikai, kiekvienas dėjo pastangas, kad Rusijos brutalios jėgos susidurtų su nepramušama atsparumo siena. Ir Ukrainos pamoka šiandieną mums pagrindinė yra tokia: laisvė yra brangesnė už gyvybę. Mes šiandieną gyvename naujos realybės laiku. Ir atrodo, kad per šiuos 3 metus visi pasipiktinimo, skausmo žodžiai jau yra iškalbėti. Mes išmokome ir pamatėme daug, koks neišsemiamas yra Ukrainos žmonių ryžtas priešintis, heroizmas, pasiaukojimas. Taip pat pamatėme, koks neįtikėtinas yra Putino karių siunčiamų į Ukrainą žiaurumas. Manėme, kad tokie dalykai seniausiai liko tik baisiausiuose istorijos puslapiuose. Tokie dalykai, kuriuos jie atnešė į Ukrainos miestus, į miestelius, į okupuotų vietų rūsius, į bombarduojamas ligonines. Taip pat pamatėme, koks neišmatuojamas yra kvailumas tų, kurie mėgina sutarti su brutaliais agresoriais, jiems pataikauti, gerbti jėgą, kuri neturi jokių principų, jokios moralės. Tai niekur neveda, tik į labai tamsų, juodą pasaulį, kuriame tikrai niekas nenorėtų gyventi. Ir taip pat kiekvienas čia susirinkęs jaučiame, koks neišmatuojamas yra žmogaus natūralus noras užstoti auką nuo agresoriaus. Mes puikiai suvokėme instinktyviai, kad žudikai vienu žodžiu pasiunčiantis myriop tūkstančius žmonių negali būti tarp mūsų. Mes negalime tiesti jiems ranką, negalime sodinti jų prie bendro stalo. Todėl teisingumas turės būti. Taip, jis dar neįvyks rytoj, bet tai tik laiko klausimas. O iki tol remkime